Sveiki. Šiandieną turime rugpjūčio 3 dieną. Atvežiau 60 paukščių į trečią treniruotę jauniklių. 55 jaunikliai, 5 vyresni. Tiesia 6,7 km ties Apvališkių kaimo užtvanka. Dabar turime 11 valandų 20 minučių. Taip, kai bus 20 minučių, išleisiu paukščius. Štai ta užtvanka. Paukščiam namo reikia skristi tenai. Kągi, palinkėkim gero skrydžio ir sėkmės. Šiandien oras palankus, važiuojant automobilyje rodė 19,5 laipsnių šilumos. Girdisi kaip šniokščia užtvanka. Paukščiai matau viename būryje, apsuko ratuką. Na ir teisinga kryptimi dingsta iš akiračio. Važiuojam žiūrėti. Taip, aš atvažiavau per 16 minučių, dabar 11 valandų 36. Matau, 6 buvo žieduoti paukščiai. 5 lindė, tai 11,35. 11,33. 11,32. Antras 11,32. Ir 11,32, 25, pirmas raudonas patinukas. Einam žiūrėti. Taip, paukščiai užėjo beveik visi. Dalis po balandinę, dalis ant balandinės. Tvarkoj. Štai tas krašte matosi su brikon žiedų žieduotas jauniklis 1005 tamsus. Šiandieną karalaitės neleidau, jais plunksnė sulaužyta ir labai šeriasi. Gerai, duosim maisto. Paukščiai dar pasibaidė. Praskrendančių varnėnų ar ko čia. Mačiau labai daug gandrų. Didelis būrys.
Gerai. Einam. Dar nelabai drąsiai jie bijo tų virbų. Pratinu prie virbų. Štai čia maistas. Taip, gerti irgi turi. Einam. Einam, namo. Namo. Einam. Neuždariau. Čia tie skraidantis dar. Einam. Tankus oras. Čia jau rodo 26 šilumos. Aha, žiūri į tos gandrus. Aukštai yra daug gandrų. Einam. Vakar grįžo 437 patinukas pravardė vardu Killeris, kuris Liepos 9 dieną buvo išleistas Kalvarijose 5 etape. Grįžo visas sukūdęs, bet šaunuolis vis tiek grįžo pagal mūsų varžybų Širvintų klubo Daugiakovė. Tas patinukas 437 16 metų yra 8 vietoje. Na, bet sugrįžo. Gerai. Einam. Namo. Taip, treniruotė nusisekus. Sekantį kartą, gal tai bus rytoj, kaip orai. Vešiu dar šiek tiek toliau. O, yra tokių jaunikliukų visai dar nepatyrusių. Dėl to aš taip atsargiai, po truputį, kad neišbarstyti taip, kaip išbarščiau pernai daug paukščių. Einam. Namo. Einam. Namo. Na, šitie mažiau liks maisto. Rytoj būsit greitesni turbūt, taip. Matau, du skraido dar. Tad tokia treniruotė. Dėkuoju, kad žiūrite. Jei patinka, spauskit patinka.
Pakomentuokit, jeigu kas. Taip ar ne taip. Einam. Va, balandžiai baikštus, labai baikštus. Na ir nori paskraidyti, matau dar. Na, tegul jie skraido, o aš baigsiu. Ta tiek. Iki. Gediminas Žilinskas, Bogislaviškis, Lietuva. Viso.